Dievo pasiuntinys. Štai, aš siunčiu pirma tavęs, savo pasiuntinį, kuris nutiesto kelią, tyruose šaukiančioje balsas. Taisykite viešpačiui kelią. Morkaus 1 skyrius, nuo 2 iki 3 eilutės. Tai yra pranašystės iš Senojo testamento, iš Malachijo ir Izaijo. Turimas omeny Jonas Krikštytojas, kuris buvo Jėzus pirmtakas. Jis atvėrė į kelią Jėzui. Jis buvo balsas dykumoje. Jėzus labai vertino Joną, o Jonas vadino Jėzų Dievo avinėliu. Jonas žinojo, kad Jėzus viską perims, o Jonas stovės šalia ir džiaugsis, kad Jėzui suteikta visa garbė. Tai pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą, nuodėmėms atleisti. Pasitraukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordanai upėje. Jonas vilkėjo kuprinę garo vynu apdaro, o Strenas buvo susijuosęs odinį diržą. Jis valgė skėrus ir lauko medų. Jis skelbė: po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jūs krikštijau vandenį, o jis krikštis jūs šventąja dvasia. Nuo 4 iki 8 eilutės. Jėzus nori kelio į mūsų širdis, bet kelias užtvertas kartelio, nuosavo teisumo, pedantiškumo, kaltinimo, galiaus, trokškimo, godumo, smalsumo, pavydo. Yra tiek daug dalykų, kurie užkerta kelią viešpačiui. Jis neatveria kelio, mes turime tai padaryti patys. Jam patinka padėti, bet tik tada, kai mes to tikrai norime. Ir tada ateina jis, šlovės viešpats, ir pagaliau šviečia mūsų noros širdis. Kaip tai gerai, kaip tai išlaisvina. Galima linksmintis ir džiūgauti. Tada išeini iš savo kauto. Kol mūsų gyvenimas eina įprastai, mes jo nepastebėsime. Tik tada, kai ateina krizė ir mūsų tobulas pasaulis subyra, tada mes šaukimės jo. Geriau ieškoti viešpaties nuo pat pradžių. Paruošk jam kelią. Jis nori laimėti visą pasaulį. Jis nori jį išgelbėti, nes pasaulis pats negali išsigelbėti. Jis visi vieni su kitais nesutari. Ateik, klausykis viešpaties. Jis žino, kaip išgelbėti pasaulį. Per atgailą ir sugrįžimą. Deja, nėra kito lengvesnio kelio. Jei nuolat tiesiog šauksime aleliuja, tai neišspręs mūsų problemos. Pasitikime jo, paruoškime jam kelią. Pirmiausia, mūsų širdyse, o tada jau ir kitur. Ačiū Jėzau, tu esi viešpats, pragaro mirties ir šėtono viešpats. Tu laimėjai ir nori, kad mes nešiotumėmės tave savo širdyse ir paruoštume tavo kelią į tamsų pasaulį. Padėk mums, duok drąsos, nes tu esi su mumis. Amen.